sveiki, susiruošiau filmuoti ir kaip visada nepakrauta kamera, telefonu man nepatinka, kaip irgi atrodo, nes kažkaip taip kampas keisti, tai žodžiu gerai, kai turiu 3 variantus, tai bandau su trečiu. Kodėl filmuoju iš tikrųjų? Todėl, kad noriu beveik pilną kibirą ištuštinti ir šiaip neplanavau filmuoti tuštučių, bet per tą mėnesį mano projekto rinkau vėl, ką turiu, ta prasme, ką sunaudoju ir galvoju laikas pasidalinti, kad galėčiau ramiai išmesti ir rinkti toliau, nes tikrai tų produktų bus. Ir dabar kaip tik baiginėjasi keli, bet dar reikės pakentėti, tai šitus laikyti ten kurį laiką, nesinori, tiesiog nes jie paskui uždūksta ir taip toliau. Tai žodžiu, bandysiu imti viską iš eilės ir papasakosiu, kažkas yra visiškai tokia easy ir jokio nieko naujo, kažkas yra, kaip sakykime, kartojau ir kartosiu ir tai nėra pirmo pakuotė. Pirmas dalykas yra tokia, kaip jis vadinasi, šepetėlių muilas, jo čia dar šiek tiek yra, bet jį dėjau sąmoningai, nes realiai dar, vienas plovimas ir jo čia nebeliks ir aš jau turiu naują. Tai tiesiog parodo, kad nelaikyti, bet tai yra pats geriausias man iš turėtų šepetėlių muilų. Tai žodžiu, Barbara Hoffman, perku Eurokose, kainuoja apie 10 eurų ir kas esate su manim seniai, jau matė tikrai šitą produktą ne kartą, tai dedu atskirai, nes čia yra, sakau, dar nesunaudotas produktas. Kitas dalykas yra toks labai įdomus, čia dar lašelis likęs ir jis labai visas riebus yra. Čia yra Šmėhy aliejus, žodžiu, sausas kūno aliejus su kanapėmis. Tai, žodžiu, labai keistas šiaip dalykas, nes aš nemėgstu aliejinių produktų, o čia yra toks aliejinis, kuris tarsi ir nepalieka to aliejaus ant kūno. Toks labai sunku paaiškinti, bet jis yra purškiamas, jo reikia labai nedaug, užtenka tikrai labai ilgam. Ar kada nors kartočiau, tai visai taip. Dabar turiu, žinot, krūvą visko ir noriu sunaudoti, bet sakau, toksai, aliejus, bet ne aliejus, tokia labai keista konsistencija, prasme, taip jisai yra riebus, bet jisai nepalieka tokio kaip tikras aliejus, kad ten riebu ir tu negali prisiliesti, jis kažkaip labai greit susigeria ir kvapas toks truputėlį specifinis, bet sakau, tas, kad gerai tai susigeria ir nelieka to tokio riebalo visiškai, tai man visai patiko. Kitas dalykas iš kūno produktų yra tokia I Love Glazed Raspberry kūno sviestas. Tokia visa baisi pakuotė, aš ją sporto krepšį nešiodavos, tai po sportų pasitepdavau. Tai viskas būtų nieko, bet aš labai džiaugiuosi, kad jis pasibaigė. O Jėzus. Ta prasme, kad jis pasibaigė, nes aš įsitikinau, kad jeigu kažkas yra braškių kvapo, tai yra nieko gero. Žodžiu, braškių kvapo geriau nepirkit, nes chemija ir dar kartą chemija. Dabar truputį kaukių turiu. Realiai viena kojų, 3 veido. Tokios 3 veido. Iš tikro vėlgi, kas esat su manim seniai, žinot, kad aš esu kaukių nemėgėja. Naudoju tik todėl, kad čia didžioji dalis yra man sudovanotus. Realiai šitą gavau dovanų, šitą gavau dovanų. Šitą arba pirkau, arba buvo kažkur irgi kaip dovana pridėta. Ta prasme, didžioji dalis mano tokių kaukių yra gautos dovanų. Tai naudoju todėl, kad reikia sunaudoti, bet šiaip tai man jos visos yra trumpalaikis poveikis. Ta prasme, aš netikiu, kad čia kažkoks stebuklas bus ir tiesiog aš kaukių nemėgstu. Žinau, kad reikia, bet nemėgstu. Kitas dalykas irgi, šitą tikrai pirkau pati. Čia yra iš kokios čia firmos Perfecta kojinės, kur čia, žodžiu, nušveičia ir čia kojų oda pasidaro minkštutėlė. Žodžiu, viskas būtų gerai. Čia reikia laikyti valandą su tom kojom ir po kelių dienų pradeda kojos luptis. Kojų oda luptis, bet, žodžiu, aš išbuvau gal 15 minučių. Man kojos pradėjo žiauriai degti, aš nusimoviau ir išmečiau, nes pabijojau, kad čia bus labai blogai. Tai, žodžiu, bet degti tiek, kad aš nebegalėjau sėdėti, tai, žodžiu, jeigu kas turit jautresnę odą, tai labai nerekomenduoju. Po to buvo mano kojos išsausėję labai stipriai, tai, žodžiu, geriau aš daugiau tokių nebandysiu. Iš tikrųjų, kai pirkau, aš kažkaip netaip pažiūrėjau, nes buvo mano kojos, nes aš norėjau, kad būtų pamaitintos. O gavosi, kad pasiėmiau šitas ir žodžiu, sakau, labai nepatiko, tai daugiau niekada. Dabar kitas dalykas yra, čia yra Evitos plaukų aliejus. Jis, man atrodo,
tokį patį, jo nupirkom jau naują. Čia yra naktinis eleksyras iš Gliss ir stiklinis buteliukas. Antras numeriukas, žodžiu, naktinė rekonstrukcija. Tai jos plaukai labai ilgi, jai, aišku, reikia vienam kartui jo irgi nemažai, bet jinai labai patenkinta ir, sako, prašė nupirkti, tai vat kaip tik savaitgalį nupirkom. Taip, kitas dalykas, iš Bare Skin pirkau tokį galvos šampūną su rozmarinu, kvepėjo labai skaniai ir jisai šveičiantis yra, nu, tas rozmarino, kaip sakant, kvapas kažkam patinka, kažkam ne, bet jisai šveičiantis ir šiaip būna dažnu atveju, kad kažkaip gali irgi sudirginti, šitas nedirgino, neprisimenu, kiek reikia palaikyti, nes jau nesimato etiketės, bet ar kartosiu, manau, kad taip, kainuoja nestipriai daug, tikrai veikiantis dalykas, maloniai kvepinai, reikia laikyti 3 valandas, tai žodžiu aromatika, rozmary, scalp scaling shampoo, 180 ml. Tada Vita naudoja šitus iš LSF, iš pradžio aš pradėjau naudoti, bet paskui supratau, kad šampūnas visgi man alergizuoja odą, tai atidaviau viską, ką turėjau jai, tai jai vėlgi jai tinka, tai čia tiesiog dabar turim kitokių, tai čia eilinis parduotuvėje randamas dalykas. Kitas iš eilės PS, kokia čia ta pudra, taip, žodžiu, matinė pudra My Skin Icon, turbūt taip. Viskas su jie yra gerai, išskyrus pakuotę. Pakuotė jau ir matosi čia skilusi ir čia, to prasme, kiek čia yra vietų, 4 skilusi ir ją užsukti kiekvieną kartą, tai čia yra, nu, dabar aišku, pavyko puikiai, va. Aš ten kiekvieną rytą žaisdavau, aš dabar nesistengiu neužsukti, va. Ta prasme, nu, kodėl va taip, labai sudėtinga iš tikrųjų prisitaikyti ir aš manau dėl to ir jinai ir sulūžo. Išnaudoju iki paskutinio, kaip čia, nelašo, trupinėlio. Šiaip visai faina, viskas gerai, aš čia pasiėmiau atspalvį, kurį net nematau. Nežinau, kur atspalvis yra jo. Bet tikrai nematau. Nežinau, kur atspalvis iš tikrųjų. Ta prasme, pudra gera, bet sakau, pakuotė nepatiko. Tai ar kada nors kartosiu? Nežinau. Kitas dalykas, kurį matė esat 100 kartų, bet aš naudoju dabar kitą. Jis man tinka. Kol kas. Iš tikro, rodžiau, man atrodo, tam video, kur mėnesį nepirkau nieko. Čia buvo su kosmetikos, tai pačiam pirmam, kad turėjau iš Rexonos. Ir man atrodo, aš iš Rexonos nebuvau bandžiusi ir galvoju, nu, pabandysiu, blogiau nebus, vis tiek yra namie. Ir jis man tiko. Ir man visi antiperspirantai turi būti arba bekvapė, arba labai švelnaus kvapo. Tai tas yra bekvapis, kol kas veikia, viskas gerai. Tai kol veikia, tai ir naudosiu Rexoną, kai neveikia, nu, užsisakysiu iš FM-o, nes šitas patikrintas. Arba kai darysiu tiesiog užsakymą kokį kvepalų ar dar kažko, tai įsimėsiu ir šitą, nu, kad būtų, jeigu kažkas kito paves. Tai va, bet šiaip nustebinau, kad Rexona veikia, tai kol kas sakau, šitas yra mano paskutinis, atsargose neturiu. Kas iš FM-o neveikia, čia yra atsiradęs naujas ženklas Lolys. Ir aš turėjau pudrą, turiu lūpdažį, turėjau highlighterį, tai žodžiu, highlighterį atidaviau Vitai. Lūpų blizgis, dažai irgi arba keliausi iš šiukšliadėžę, arba gal Vita pasiūs, nes jei pasirodė, mums reikia ryškių. Bet man nepatinka kaip dengia, man nepatinka spalva ir žodžiu, taip, tai yra pigus produktai, man atrodo, šitas ten gal 6 eurai ir net 5 kainavo, bet kažkoks, nežinau, aš čia turėjau spalvą, kurios irgi nematau. Žodžiu, aš nežinau šiandien, šiandien man tai kamera trukdo, tai dar kažkas filmuoti, tai žiūriu, kaip labai keisti tas megztinis man čia krenta kažkokiais keistais, nu, nesmė. Tai žodžiu, apie tą produktą, kadangi kamera buvo kortelė pilna, tai teko sustoti ir nežinau, apie kur nufilmavau. Tai kreminė pudra iš FM-o Lolys ženklo, nieko gero, tikrai nerekomenduoju, jinai labai matinė, labai dengia, labai nenatūraliai ir labai tokia,
Nu, kaip kaukė atrodo ant veido. Tai va, grįžtame mano stebuklingą kibiriuką. Turėjau kažkokį tokį gavusi mėginėlį, va tokį va, 100 Redl Shot, Sika and Hyalon, nežinau kas tai yra. Žodžiu, tai yra serumas. Tai, nu, ką žinau, serumas kaip serumas. Išbandžiau, nesualergizavo ir tiek žinių. Ar kažkokius stebuklų padarė, turbūt, kad ne, bet šitas irgi buvo įskaičiuotas į tą visą miksą. Taip, dabar tai nežinau, sakau, to manau, kad nekartosiu. Dabar kitas dalykas pasivita Douglas kalėdiniam kalendoriui buvo Estee Lauder naktinis atstatantis serumas. Žodžiu, ar jisai veikia kažkaip, aš nepasakyčiau, tai prasme, tai yra mažas buteliukas, bet čia yra 7 ml, bet jo kvapas tai kažkokių žolių, bet toks kaip būna arbata pastovėjus, tai prasme, virtos arbatžolės ir pastovėja ir tokios, nežinau, man nemielas kvapas. Ir jeigu ne kvapas, sakyčiau, gal ir visai nieko produktas, bet man labai erzinos ir suprantu, kad gerai, kad toks miniukas išbandžiau. Ir taip, tai yra brangus produktas, bet ir nebandysiu dėl kvapo, nes būtų gaila nusipirkus tokį dar ir, kaip sakant, nusivilti kvapu. Kitas dalykas, turėjau irgi iš Barės Skin korietiškos kosmetikos. Čia Centella ampulė ta vadinama, buteliukas plastikas, bet vizualiai net turėjau tikrinti, ar tikrai plastikas, toks labai, tvirtas. Nes būna kiti tokie, kur bijai, kaip sakant, priliesti man atrodo, iš Mihi buvo nupirkus, kad ten prisilieti ir jis net lankstosi nuo minkštumo. Tai va, ir žodžiu, padarytas su gryna Centella iš Madagaskaro. Ar patiko? Taip, patiko, patogi pakuotė, nedaug reikėjo, ta prasme, nealergizavo, viskas su juo buvo gerai ir kartuosiu, manau, kad taip, kai baigsiu visus turimus serumus. Tai, žodžiu, tikrai fainas produktas ir žinau, kad čia dabar su Centella, žodžiu, aš, kaip sakant, naujų žodžių išmokau Centelį, neacinamidas, tada kažkokį dar žodžių. Kur nesu stipri, tai nesu, ta prasme, tai va. Tai, žodžiu, dar kažkoks buvo ten, kur dabar labai populiaru dėti visokius kremus, serumus ir taip toliau. Tada kitas iš Yves Rocher rankų kremas, iš tikrųjų dabar, kai taip sausa rankų kremai eina ogogo, tai, kremas ir tiek, ta prasme, stebuklo nedarė. Ir dar du dalykai. Tai vienas yra irgi iš to advento kalendoriaus Anna Jeki. Tai čia Ultra Time kremas, žodžiu, nuo raukšlių. Kas man nepatiko, kvapas, viskas ok, ta prasme, kremas kaip kremas ir man atrodo, jeigu nepainius, ten kainuoja, jeigu pilnas dydis, tai kainuoja labai nemažai pinigų. Bet kas man nepatiko, tai, kad jo labai daug reikėjo, beprotiškai. Ta prasme, man jau užteko vos keliam vakaram, čia yra 15 ml. Bet, sakykime, aš turiu 15 ml pakuotę, kur įsidedu neštis į sporto salę veido kremo, tai man ten užtenka tikrai labai ilgai. O čia savaitę man jo neužteko, man atrodo gal 5 vakaram, nes dedi ir, ta prasme, atrodo, neskalsus labai. Tai vėlgi, sakau, kainuoja, kiek pamenu, nemažai, nepasakysiu dabar kiek, bet tikrai nemažai, o skalsumo nėra, ir poveikis toks. Nežinau. Aišku, gal per trumpai naudota, kad pastebėčiau. Ir kitas dalykas pasibaigė staiga. Žodžiu, šitas mano šešėlių pagrindas ir buvo, kaip tik ruošiausi, kai tą ėjau į renginį, kur ta raudona suknelė buvo. Ir pasidarant makiažą, kaip tik aš jį išnaudoju ir supratau, kad, galvoju, taigi čia dalykas, kurio man nereikia. Supratau, kad visgi reikia, tai, žodžiu, reikės nusipirkti kažkada, bet ne dabar. Kažkada nusipirksiu prie progos, tai jo, ar geras, man patiko, čia buvo miniukas irgi iš to kalendoriaus, 4,7 ml ir iš tikrųjų viskas su juo gerai, savo darbą atliko. Tai jeigu žiūrėti, kiek aš iš to savo 240 pozicijų sunaudoti, yra sunaudotos jau netgi ne 2,
o man atrodo 3 dantų pastos, nu čia turbūt tas dalykas, kurį įnamiausias, tai skaičiuot gal ir nereikia, bet jos buvo tada įtrauktos. Ir tada, taip žiūrėjau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 iš 240 iškeliavo ir atkeliavo 4. Nu tai 15 sumažėjo bendras skaičius. Tai va, tai iš tikrųjų dar, kaip sakiau, naudojasi ir aš neperku to, ko labai nereikia. Tai šampūnų tikrai dar yra, kūno kremų dar yra ir visokių kokių dalykų yra. Tai jo, bandau toliau mažinti savo tą kosmetikos kiekį, tai tiesiog norėjau pasidalinti, nes kai kurie produktai tikrai manau, kad verti dėmesio. Tai va. Tai toks mano tas video, iš tikrųjų galėsiu pagaliau mesti į šiukšliadėžę ir rinkti iš naujo tą kibiriuką savo. Ir žiūrėti, kas man ten dar išsinaudoja ir ką reikia kartuoti ir ką nereikia. Ir šiandien vat irgi labai įdomu, aš Michi turėjau ten prikaupusi tų bonus taškų, nes ten eina tas cashbackas ir panašiai. Ir toks, o gal užsisakyti, nes rytoj, poryt, man jau anuliuojasi jie. Tai nes pirkau, man atrodo, aš gal gruodį, jeigu gerai pamenu, nes man šampūnai kaip tik baigėsi. Tai ir ten eina, nu, kažkiek laiko dar laikosi, paskui jos anuliuoja ir, žodžiu, jau man parašė, kad jau viskas anuliuojasi ir tokia, gal man užsisakyti, gal išnaudoti. Bet aš suprantu, šampūnų turiu, man nieko nereikia, o kai ten atsiverti katalogą, tai ir šitą paimsiu, ir šitą paimsiu, ir šitą paimsiu. Ir aš galvoju, geriau aš prarasiu tus 5 eurus, bet sutaupysiu 25 ir dar daugiau, nes tada pradedi krautis, o ten jeigu 100 taškų, tai, nu, žodžiu, ten toksai labai lengvai galima susivilioti. Tai va, tai toks video man, kaip sakiau, gavosi, pasidalinkite, jei kažką bandėte šitų produktų ir ką apie juos galvojat, kažką gero arba kažką blogo, bus labai dėkinga, nes kai kurie, nu vėlgi, kaip sakiau, ką kartočiau, tai kartočiau šitą ir kartoju jau, šitą ir dukra šitą. Čia 100%. Jo, visi šitie dalykai 100%. Kiti, nu taip, gal. Tu prasme, kai kurie kategoriškai ne, bet kai kurie visai gal ir taip. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu ir lauksiu jūsų komentaruose ir iki susitikimų kitose video. Ate.